Sukam ratą. Ką? Sukam ratą. Pasukam ratą, jeigu sutaps spalvos, žinote, taip? Prizai abudu iš karto. Taip, 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 taip. Taip, pravažiavo. Violetinė spalva, pravažiavo. Budu. Motoroleris. Jums buvo lemta laimėti motorolerį mūsų žaidime. Ir vakaro žinių prenumerata keliauja į jūsų namus. Linkime sėkmės, kas dar paskambino. Žaidžiam, dar kas paskambino. Labas vakaras. Labas vakaras, kuo vardu iš kur? Aušra iš Skuodo rajono. Iš Skuodo rajono? Taip. Spalva ir skaičius, ponia Aušra. Labas vakaras, Aušra, pasirinkite. Raudona. Raudona ir skaičius kuris? 8. 8. Na? Taip, žiūrime. O tenai Motoroleris ir rato ženklas. Aušra, ką darome? Sukam ratą. Ką darome? Sukam ratą. Pasukam ratą, ratas sukasi. Taip, režisierė, ką sakėt? Supratau. Taip, buvo spalva raudona, taip? Taip. Raudona spalva, galbūt sutaps. Na, pravažiavo. Muzikinis centras keliauja į jūsų namus ir vakaro žinių prenumerata. Taip, dar vienas žaidėjas, kuris paskambino mums šį vakarą. Mes sakome jiems labas vakaras. Labas vakaras. Kuo vardu iš kur? Aldutė iš Alytaus. Ponia Aldona? Aldutė. Aldutė, atsiprašau, ponia Aldutė. Taip, spalva ir skaičius. Naldutė pasirinkit. Raudonas 4. Raudonas 4. O ten? O ten podų rinkinys. Podų rinkinys ir vakaro žinių prenumerata keliauja, ponia Aldutė, į jūsų namus. O dabar visiems mes norime pasakyti, gerbimieji, nebeskambinkite į mūsų studiją, jeigu jūs sutaps užbrauksite visus viršutinės lentelės 5 skaičius. LTV 100 žaidėjai taip pat nestokite iš savo vietų, jeigu jūsų skaičiai, kurias jūs turite pasikabinę, taip pat sutaps. Mes dabar turime susikaupti ties aukso skrynia, joje net 190 000 litų. Ir yra vienas bilietas, kuriam liko užbraukti tik 2 laimingus skaičius iki to, kad laimėti aukso skrynią. O dabar 10. Laimingų skaičių 10. Na, puiku, mėlyje, aš dar kartelį noriu jums priminti, kad jeigu jums pasiseks užbraukti visus 15 skaičių apatinėje bilieto lentelėje su 36 kamuoliuku, jūs laimėsite aukso skrynią, kurioje šį vakarą net 190 000 litų. Ir taip, 75. 75. Kitas laimingas skaičius. 53. 53. Dar vienas laimingas skaičius. 44. 44. Dėmesio. Dėmesio, yra vienas bilietas, kuriam trūks užbraukti tik tai 2 laimingus skaičius. Puiku, mėlieji. Ir taip, žaidžiame toliau. Tai buvo 303 laimingas kamuoliukas. Taip, ar aš neklystu? Taip, 300. Žaidžiame toliau. Kitas laimingas skaičius. Taip. 56. 56. Taip, susikaupkime. Dėmesio. Turime vieną bilietą, kuriam trūks užbraukti 2 laimingus skaičius. Taip, mėlieji. Žaidžiame toliau. 5. 5. Taip. O dabar dėmesio 36 laimingas kamuoliukas ir tai yra skaičius 46. 46. Ar mes turime aukso skrynios, kurios šį vakarą net 190 000 litų laimėtoje? Ištraukus 36 laimingus kamuoliukus turime 2 bilietus, kuriem trūko užbraukti 2 laimingus skaičius. Kągi, mėlieji, aukso skrynia nelaimėta. Tada iš aukso skrynios išimame 10 000 litų ir tai bus didysis prizas. Šį vakarą mes turime paskelbti, ištraukti 40 laimingų kamuoliukų, tad žaidžiame toliau. 31. 31. Taip. Kitas laimingas skaičius. Lygiai 50. 50. Taip, dėmesio. Dėmesio, yra vienas bilietas, kuriam trūks užbraukti tik tai 1 laimingą skaičių. Mėlieji, mes bet kurią akimirką galime išgirsti signalą ir sužinoti, didžiausias prizas, tai yra 10 000 litų, kur iškeliavo. Taip, žaidžiame toliau. 20. 20. Tylu. Ir paskutinis šį vakarą laimingas skaičius yra koks? 37. 37. Ai, žemyn, ar turime didžiojo prizo laimėtoją?
Turime 5 bilietai, kuriam trūko užbraukti tik tai vieną laimingą skaičių. Dėmesio kartoju visą ketvirtąjį laimingų skaičių dešimtuką. 75, 53, 44, 56, 5, 46, 31, 50, 20 ir 37. Puiku, mėlyjei, na kągi, aukso skrinė nelaimėta liko pas mus, tad mes manome, kad kitą sekmadienį, įsiklausykite, aukso skrinėje bus nei daugiau, nei mažiau, o 500 milijonų. 200 000 litų. Viso kitą sekmadienį mes trauksime jau 41 laimingą kamuoliuką iš 90 ir manome, kad bendrame laimėjimų fonde bus apie 300 milijonų litų. Puiku, mėlyjei, nepakartojama. O dabar skaičiai šios dienos. Taip, rezultatai šio vakaro yra tokie. 5 iš 90 laimėtojų išsidalino po 10 litų, o 10 iš 90 laimėtojų išsidalino po 29 litus. Jau pirmadienį, sekmadienio loto rezultatus rasite Lietuvos žiniose, Respublikoje bei vakaro žiniose. Gerbimieji, šį vakarą mes jau pralošėme jums net 8 motorolerius. Žadėjome mes jums, kad jūs laimėsite 10 motorolerių. Tai kągi, 2 motorolerius mes jums ir sugeneruosime. Dėmesio į ekraną. Taigi, puiku. Vienas motoroleris, tuoj sužinosime, kur iškeliaus. Laimingo bilieto numeris 02 00 3 1 2 2 2 1 1 5 ir 8. Į Telšių apskritį iškeliauja. Pirktas bilietas, taip. Ir kitas motoroleris? Taip, jo bilieto numeris yra toks 02 007 0043 026. Panevėžio apskritį iškeliauja. Panevėžio apskrityje pirktas laimingas bilietas. Kągi, gerbimieji, jūs laimėjote 10 motorolerių, kaip ir žaidėme, bet to žaidimas mūsų nesibaigė. Mes skelbėme dabar, kad dabar žaidimus 5 iš 90. Ir čia yra bilietai tų laimingų žaidėjų, kurie jau atsiėmė piniginius prizus, tik dėl vienokio ir kitokių priežasčių neprisiskambino mums į studiją. Ir jie laimi šį vakarą puikius fotoaparatus. Žalia aplinkui, bunda gamta, reikia fiksuoti ir fotografuoti. Ir kasgi laimi? Taip, prašau. Laimė Filomena Kiršienė iš Mažeikių. Rita Eisgirdienė iš Gargždų. Taip pat Dangiras Krasauskas iš Šiaulių rajono. Daiva Pernavienė iš Vilniaus. Taip pat fotoaparatą laimi Danutė Juknevičienė iš Alytaus. Vilija Sinickienė iš Vilniaus. Taip, Vilniaus. Taip ir... Ja, Vilniaus gatvės Joniškė, atsiprašau, Joniškėje gyvenanti Vilija Sinickienė, taip. Dar vienas laimėtojas yra Arvydas Katikas iš Alytaus. Malecki... Kaip čia yra? Maleckis. Marijonas gal. Iš Lentvario, ponas Maleckis iš Lentvario. Ir dar laimi Reinas Pabo iš Varėnos. Ir Vilniuje gyvenanti Beatričė Lieputė. Jūs laimėjote mūsų žaidime puikius fotoaparatus. Bet to mūsų žaidimas ir dar nesibaigia. Dabar mes norime jums priminti, kad sekmadienio loto bilietus pirkite žalios spalvos. Sekmadienio loto bilietus pirkite jau nuo rytdienos visose didžiausiuose prekybos centruose. Taip, nuo prizus galite atsiimti artimiausiose loterijos Žalgiris atstovybėse. Na kągi, mėlyjei, mes norime jums dar ir dar kartelį priminti, kad visus tuos generuotus prizus jums reikia atsiimti iki penktadienio 16 valandos loterijos Žalgiris būstinėse. Taip, o dabar norime pakviesti jūs, mėlyjei, nusipirkti daug sekmadienio loto bilietų, nes kuo daugiau jūs pirksite, tuo daugiau jūs laimėsite. Tai yra labai paprasta ir aišku. Taip, laimingus žalios spalvos sekmadienio loto bilietus pirkite prekybos centruose Norfa, Viti, Iki, Eko ir Rimi prekybos centruose, spaudos kioskose bei prekybos centruose Minima, Media, Maxima, Taupat, T-Market prekybos centruose Ekstra. Piniginius laimėjimus jūs galite atsiimti ir sekmadienio loto bilietų nusipirkti taip pat visose Lietuvos pašto skyriuose, už ką mes jiems labai dėkojame. Tai yra pašto skyriai. Taip. Sekmadienio loto bilietų pardavėjai pardavė laimingą bilietą, kuris laimės automobilį, gaus dovanų televizorių. Mėlyjei, artėja motinos diena. Jau dabar pats metas pagalvoti, kągi padovanosite savo artimiausiam žmogui. Tai yra mamai. Be abejonės geriausia ir nuoširdžiausia dovana tai yra sekmadienio loto bilietai. Jų galima laimėti tokius puikius prizus. Kitą sekmadienį mes skiriame
specialų sekmadienio loto lošimą. Pralošime jums puikius buitinės technikos prietaikius, pagalbininkus virtuvėje ir namų ruošoje. Taip, o svarbiausia, aukso skrynioje gali būti net 200 000 litų. Taigi, 1/5 milijono. Trauksime net 41 laimingą kamuoliuką. Viso laimėjimo fonde gali būti 1/3 milijono. Pirkite sekmadienio loto bilietus, laimėkite, dovanokite ir būkite laimingesni. Susitiksime kitą sekmadienį, lygiai 18 valandą. Iki, mėlyjei. Ate! Žaisdami Keno loto galite laimėti iki 200 000 litų. Jėga 2 daugiau nei 200 000 litų. Jėga 1 daugiau nei 100 000 litų. Žaidžiame kasdien 20-25, o jėgas prieš pat 10. Kai man sako, tu dirbi valstybinėje televizijoje, aš patikslinu, aš dirbu visuomeninėje televizijoje. LRT įsiklauso į visuomenės balsus. Siūlykite žinomus ir garbingus jūsų ir krašto, jūsų regiono žmonės į LRT forumą, kurie atstovautų jums, mūsų žiūrovams ir klausytojams. Norime išklausyti ir jūsų nuomonę. Sužinokite apie Lietuvos narystę Europos Sąjungoje. 8-800-000-10. Skambinkite nemokamai. Visi atsakymai apie Lietuvą Europos Sąjungoje. Grožis, mada, karjera, naujame žurnale moterims Laura. Štai, ponai, tikrai geras meistras, patyręs statybininkas Antanas. Antano alga 430 litų. Na, jūs supratote, kad tai alga popierėje. Tačiau realiai Antanas uždirba daugiau. Liaudiškai tariant, į rankas jis gauna 2000 litų. Bet taip jau atsitiko, kad laimingą Antano gyvenimą sudrumstė nelaimė. O dabar atsakykite patys savo. Nuo kurios algos Antanui bus skaičiuojama ligos pašalpa? Ir ar užteks pinigų vaistams? Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia. Balandžio 25 dieną Vilniaus kongresų rūmuose koncertuos vienas žymiausių savo kartos pianistų Nikoliausas Lahusenas iš Vokietijos ir Meksiko miesto filharmonijos orkestro vyriausiasis dirigentas Ronaldas Colmanas. Skambės Mozarto ir Prokofjevo kūriniai. Orkestro mecenatas Bankas Snoras. Pagrindinis rėmėjas IFE. Rėmėjai Lietuvos rytas, LRT, radio stotis M1+. Koncertą remia Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadai. Laiko neskaičiuojame, kai rūpinamės namais. Naujos galimybės, nauji interjerai žurnale Laura būsto idėja. Aistra puošti namus, aistra gražiai gyventi. Image. Būk savimi. Labas vakaras, sekmadienio įvykiai ir naujienos. Pradžioje trumpai, ką matysite. Staigmena Prancūzijoje. Į antrąjį prezidento rinkimų turą kartu su dabartiniu šalies vadovu gali patekti dešiniųjų ekstremistų lyderis. Vilniaus jėzuitai ketina bylinėti su savivaldybė. Paaiškėjo, kad jiems priklausantys, bet negrąžinti pastatai privatizuoti. Kitą savaitę prognozuojami šilti, tik su lietumis orai. Prancūzijoje ką tik didelė staigmena baigėsi pirmasis prezidento rinkimų turas, kuriame rinkėjų aktyvumas buvo kaip niekada mažas. Balsavusių rinkėjų apklausos rodo, kad į antrąjį turą kartu su dabartiniu prezidentu Žaku Širaku pateks dešiniųjų ekstremistų kandidatas Žanas Marie Le Penas. Žmonės prie dabartinio prezidento rinkimų štabo, kaip ir visa Prancūzija bei pasaulis, dar sunkiai suvokia, ką reiškia prieš keliolika minučių paskelbtos pirmosios balsavusių rinkėjų apklausos. Šokas yra pernelyg švelnus žodis. Nedaug kas tikėjo, kad kraštutinių dešiniųjų lyderis, dešimtmečių širpinės politikos elitą radikaliais prieš kitataučius nukreiptais pareiškimais, sukels tokį politinį žemės drebėjimą. 3 kart dalyvavęs rinkimuose, susipykęs net su savo bendražygiais,
Šiame balsavime Žanas Mari Le Penas vis dėlto sugebėjo surinkti 17% balsų, rodo balsavusių rinkėjų apklausos, ir vos 3% atsilieka nuo favorito, dabartinio prezidento Žako Širako. Tai Prancūzijos rinkėjų protestas prieš senus veidus politinėje arenoje. Jau 5 metus šalyje valdžia dalijasi dešiniųjų prezidentas ir kairiųjų premjeras. Abu jie 95-aisiais dalyvavo ankstesnių prezidento rinkimų antrajame ture. Daug kas manė, kad tai pasikartos. Tačiau rinkimų kampanija buvo kaip niekada nuobodi, o favoritų programos beveik nesiskyrė. Bene vieninteliu pranašumu tokioje kampanijoje tapo linksmas Širako būdas ir sugebėjimas bendrauti su žmonėmis. Taip jam pavyko atitraukti dėmesį nuo savo politinių, finansinių ir meilės skandalų. Jo pagrindinis konkurentas Lionelis Jospenas jaunesnis ir turėjo modernesnių idėjų, kaip valdyti valstybę. Tačiau kaip ir jo kostiumas, Jospenas rinkėjų akyse buvo pilkas ir nuobodus. Nuo aktyvaus ir kandaus Le Peno jis atsilieka vos 1%, tačiau gali būti, kad politinę karjerą baigė. Nusivylę rinkėjai balsavo kaip niekada vangiai, nors kandidatų buvo rekordiškai daug, net 16. Kaip tik nusivylimas tradiciniais kandidatais padėjo Le Penui iškilti. Vargu ar radikalas laimės antrajame ture, tačiau šio vakaro politinį šoką Prancūzija tikriausiai prisimins dešimtmečius. Tuo tarpu Vengrijoje rinkėjai kaip niekada aktyviai balsavo antrajame parlamento rinkimų ture. Pirmieji rezultatai turi paaiškėti maždaug po valandos, tačiau manoma, kad dešiniųjų partijos Fidesz vadovui ir šalies premjerui Viktorui Orbanui nepavyks išlaikyti valdžios. Fidesz vos 1% skirtumų pralaimėjo pirmąjį rinkimų turą socialistams ir nuo tada labai aktyviai agitavo rinkėjus. Tačiau po konfrontaciniais rinkimų kampanijos socialistai preliminariais duomenimis ir antrajame ture išlaikė persvarą bei sudarys koalicinę vyriausybę. Pasak stebėtojų, centro kairės kabinetas gali vykdyti netgi liberalesnės reformas negu dešinieji ir pagerinti santykius su kaimynais, prieš Vengrijai tampant ES nare. Lietuvos naujienos. Kauno apskrities ligoninių vadovai ir ministerijos atstovai nesutarė dėl numatomų ligoninių naikinimo. Gydytojai teigia, kad Lietuva nepasirengusi drastiškiausiams sveikatos reformos žingsniui ligoninių uždarimui. Kaišiadorių ligoninėje dirba 300 žmonių. Prieš 4 metus čia buvo sumažinta lovų. Darbo neteko 80 ligoninės darbuotojų. Vyriausiasis gydytojas sako, kad uždarius rajono ligoninės sunkiau bus prieinamas gydymas kaimo žmonėms, kurie ne visada galės nuvažiuoti į didmiesčius. Pagal tą projektą, sakykime, šitam regione tai būtų Kaišiadorių ligoninė, Elektrėnų ligoninė, Trakų ligoninė, Lazdijų ligoninė, Varėnos ligoninė, Prienų ligoninė, reiškia, liktų tam regione Vilnius, Kaunas ir Alytus. Viskas. Tai žinoma, iš tikrųjų, tai žmonėms būtų labai sudėtinga pasiekti centrą. Pasak Kauno apskrities vyriausiojo gydytojo Henriko Čeidos, ligoninių restruktūrizacija užtruks iki 10 metų. Trečdalis šiandien dirbančių gydytojų tada bus jau pensinio amžiaus. Šitie pasiūlymai priimtini tik tuomet, kai yra pakankamai išplėtotas socialinių įstaigų, globos įstaigų, gerontologinių įstaigų tinklas. Panaikinus ligoninės pagrindinius ligonių sveikatos sutrikimus, apie 80% visose Lietuvos miesteliuose turės perimti šeimos gydytojai. Kol kas jų Lietuva